Sveiki visi, taigi šiandien dar vienas naujas išpakavimas ir čia turėtų būti meška. Keliavo apie mėnesį, kainą aš įdėsiu, nes šių nebeatsimenu, kai daugiau siuntų keliauja, tiesiog nelabai atsimenu, kiek ta kaina. Taip, meška. Taip, tuoj sekundę. Ten mes ją čia ištrauksiu, nes netelpu labai didelė. Pažiūrėsim, kas čia per kokybę. Ar labai pavojinga vaikams, ar nepavojinga. Būna, žinot, tokių prastų atsiunčia. Apšvietimas. Būna tokių prastų atsiunčia, kad baisu ir prisiliesti. Tai vietoj pjausim. Sekundę. Štai, meška. O, čia iš to filmo, ko gero. Ar žinot tą filmą? Tedas, ar kaip jis ten, kur su tokiu vyru vaidino. Tuoj, minutę išpakuosiu. Va tokia meška. Tokia jinai ruda. Visai nieko, žinokit, minkšta. Nu ką, čia iš pirmų pačiupinėjimų galima pasakyti, kad... iš Tedo, iš šito filmo. Bay Colony Foods. Iš kokio nežinau. Tai žiūrėkit, tai galima nurengti ir galima turėti How may we help today? Jo, čia meška Tedas, žiūrėkit, nusima megztinis ir jisai pasidaro toks ale. Taip, iškai atitrauksiu. Taip. Ir jisai pasidaro kaip kažkoks tai iš virtuvės. Jo, matote, T2. Superinis meškinas, žinokit, rekomenduoju šitą tikrai. Megztinis atskirai. Ir dar su meškinu atėjo tokie pažaidimui musės tokios. Aš nuorodas visas įdėsiu, kaip visada. Jas galima tokios fake musytės įdedat raudonom galvom, ir atrodo kaip gyvas. Tai galima pažaisti. Tai ką, nuorodas įdėsiu. Meškinas geras, rekomenduoju. Tuoj mes jį prengsim, nes dar šalta. Ir iki kitų kartų tada. Iki.